Kaip užmegzti ryšį su savo dvasia? Daugelis jūsų klausia, kaip užmegzti ryšį su savo dvasia, kaip išgirsti jos tylų balsą. Man, krajonui, suprantamas sutrikimas tų žmonių, kurie pripratę galvoti galva, tikėti loginiais išvedžiojimais, o ne jausti širdimi. Užmegzti ryšį su savo dvasia ir lengva, ir sunku. Sunku todėl, kad jums teks išmokti pasitikėti tuo, ko negalima pačiupinėti ir suplanuoti. Teks liautis kontroliuoti gyvenimą, reikalauti iš jo, kad viskas klostytųsi pagal iš anksto numatytą planą. Teks atsiduoti gyvenimo tėkmei, pasirengti tam, kad teisingas atsakymas ne tas, kurio tikėjaisi. Kaip tik tai daugeliui tampa didžiausia kliūtimi. O visa kita lengva ir paprasta. Jūs puikiai žinote, norint su kuo nors užmegzti artimus, laimingus, pasitikėjimu grįstus santykius, būtina su tuo žmogumi nuolat bendrauti, dalintis jausmais, išpažinti savo baimes, garsiai aiškintis nesusipratimus. Tas pats sakytina ir apie santykius su dvasia. Jei norite sustiprinti ryšį, pradėkite kalbėti su ja. Taip išmoksite tartis ir ilgainiui girdėti dvasios atsakymus. Pirmiausia, raskite tylią ir jaukią vietą, kur jūsų niekas netrukdytų. Tai gali būti ir jūsų kambarys, ir kokia nors pamėgta vieta gamtoje. Atsisėskite ir užsimerkite. Pradėkite giliau kvėpuoti. Vis labiau ir labiau atsipalaiduokite. Perkelkite savo dėmesį nuo išorinių garsų ir veiksnių į savo vidinius potyrius. Išgirskite, kaip plaka širdis, kaip jaučiasi jūsų kūno organai, ląstelės. Ir dabar, nugrimzdęs į ramybės būseną, pakvieskite savo dvasią, savo aukštesnįjį aš. Ir toliau giliai kvėpuokite ir pamažu pajausite, kaip į jūsų sąmonę pradeda lietis dangaus energijos. Po kurio laiko išmoksite jausti šias energijas. Galimas daiktas jūs užlies lengvumas, džiaugsmas, o gal pajusite jaudulį ar lengvą nuovargį. Neteisingų pojūčių nebūna. Jei iš karto nieko nepajusite, nesikrimskite, turėkite kantrybės. Kartokite šį pratimą kasdien. Užmegzti ryšį su dvasia gali prireikti laiko. Kitas etapas – ramybės būsenoje bendrauti su savo jausmais. Tiesiog kalbėkite. Mintyse papasakokite dvasiai apie savo baimes, nerimą, rūpesčius.
Paprašykite pagalbos tuose gyvenimo srityse, kurios kelia jums nerimą. Papasakokite apie savo svajones, norus. Žinokite, jie bus išgirsti ir įvykdyti. Paprašykite dvasios, kad ji duotų ne tiek tai, ko norite, kiek tai, kokiais būdais ir kokiais keliais jūs galite sukurti tai pats. Taip pat galite paprašyti, kad dvasia parodytų tuos jūsų gyvenimo aspektus, kuriuos reikia pataisyti, patobulinti, išgydyti. Paprašykite parodyti kelią. Papasakoti apie jūsų paskirtį. Ir žinoma, galite paprašyti nukreipti teisingų kelių. Laikui bėgant pastebėsite, kad dvasia atsako atitinkamomis gyvenimo situacijomis, ženklais ir mintimis, atveda reikalingus žmones, įdeda į rankas reikiamas knygas. Dvasia gali atsakyti daina, kurią išgirsite ausies krašteliu, arba fraze, kurią ištars atsitiktinis praeivis. Dar daugiau informacijos ateis per meditaciją arba iškart po jos, kaip intuityvus nušvitimas. Negalėsite girdėti dvasios, jei esate suirzęs, sunerimęs ar patiriate kitokias disonansinės emocijas. Tai įmanoma tik ramybės, santarvės su savimi ir pasauliu būsenoje. Po kurio laiko pastebėsite, kad būdamas šioje tylioje ir ramioje bendravimo su dvasia vietoje, girdite žodžius ar net patiriate regėjimus. Tai bus ne tie žodžiai, kuriuos galite girdėti ausimis. Tai bus žodžiai ir regėjimai iš vidaus, iš paties jūsų esybės centro. Tobulinkite šį gebėjimą, treniruokitės toliau ir po kurio laiko galėsite ilgai kalbėti su savo aukštesniuoju aš. Jūsų aukštesnysis aš taip ilgai laukia momento, kai užmegsite ryšį su juo. Jam nėra neesmingų problemų ar nesvarbių klausimų. Jis niekada nebus tiek užsiėmęs, kad paliktų jūsų klausimus be atsakymų. Bendraukite su juo kiek galima dažniau ir pajuskite, kaip šis bendravimas pripildo jūsų širdį džiaugsmu. Gyvenimas darosi lengvesnis ir laimingesnis, kai naudojatės dievišką dvasios pagalbą.